Labas vakaras, gerbimi televizijos žiūrovai. Šiandien mūsų atviros studijos svečias, žinomas, daugumai žinomas politikas, ekonomikos mokslų daktaras, įkūrėjas Tautos ateities fronto forumo įkūrėjas ir vadovas Algimantas Matulevičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš norėčiau pokalbį šiandien pradėti nuo ir užduoti jūsų klausimą apie jūsų šeimą. Mes žinom, kad jūs turit brolį, taip pat žinomą žurnalistą. Jūs kilęs iš Prienų. Iš kokios šeimos? Mano, kaip ir daugelio Lietuvos vaikų, pokario vaikų, šeimos buvo vidutiniokai arba biedniokai. Mamos seneliai buvo išvesti į Sibirą, turėjo biskį žemę, bet palyginus, kai aš dabar žiūrėjau, tai už mizerą, ten 5 hektarų turėjo, bet mokesčių nesusimokėjau, kolchozą nestojau. O šitą mamytė nebaigus mokslo, tėvelis buvo baigęs, tiem metam jau technikumą buvo baigęs, jisai iš Punsko lietuvių yra tėvelis. Ir jie tai pokario metais susituokė, tėvelis buvo jau vyresnio amžiaus, nes kas įdomiausia buvo, tėvelis buvo labai tikintis žmogus ir šit netapo vienuoliu, bet aš sakau, likimas koks yra, toks ir yra. Ir jisai susirgo ir jam vyresnieji vienuolino patarė, kad sako, tu neišgyvensi mūsų sąlygom. Ir matyt buvo lemta jam sukurt šeimą ir paleisti į pasaulį ir mane, Algimantą vyriausią sūnų, ir mano brolį Vytautą, ir dar sesutę Nijolę. Tai va, tėvelio seniai neturime, nes jisai gan palyginus jaunas mirė 600 metus eidamas, 68 metais aš armiją tarnau tada, o mamytė dar, dėkui Dievui, gyva, 89 metai, ir seniausia po tėvelio, reiškia, laidotuvių tiek metų praėjo, virš 40 jis ruošėsi mirti. Sako, tas, kas ruošėsi mirti, ilgai gyvens. Aš taip visą gyvenimą mėgstu gerąją prasme, biskį humorą. Ir kartą užsimiršęs mamai sakau, klausykit, jūsų seserį jau 90. O tu sako, tu ką skaičiuoji, nori, kad jau mes prilgai gyvenam. Tai aš tiesiog iš tėvų ką galvoju, mes gyvenam labai biednai. Iš tikrųjų, kai aš pasakau, kad aš iš biednų žmonių ir panašiai, tai kai kas, čia Matulevičius milijonierius, šiaudinis milijonierius. Mes turėjom verslą, kuris dabar va taip, žinai, su bankais laviruoti reikia. Bet taip yra. Visko, matyt, gyvenime turi paragauti ir visko turi praeiti. Bet vieną, ką aš iš tėvo gavau, tai vienintelis dalykas, kurį žmogus turi, visa kita ateina, praeina, pareigos, kiti dalykai. Tai yra, ar tu žmogus, tai yra padorumas. Tu jo nenusipirksi. Ir jeigu sąžinę vieną kartą parduosi, tu atgal nebesusigrąžinsi. Taip, jūs paskui gavot išsilavinimą, dirbot komjaunimo komitete, dirbot... Pradžiai gamyklai pradėjau, darbininkų paskui jau. Ir paskui tapot komjaunimą, kažkiek padirbot ir paskui iš karto tapot Neringos susivienijimo generaliniu direktoriu. Kodėl taip aukštai iš karto karjerą taip padarėt? Ne, aš buvau dirbęs komjaunime ir ten buvo tarpelis, trumpai buvo dirbęs pramonės transporto skyriuje partijos komitete, gan jaunas, ir paskui vėl komjaunime buvau grąžintas, tai mėgdavo tais laikais mėtyti, o kadangi vis tik pirmas miesto komjaunimo sekretorius, tai valdžios pareigos skaitėsi, tai jie mane ir metė į gamybą, bet iš tikrųjų tai aš gavau tą gaminių susivienimą, žinokit, virš 1000 dirbančiųjų, bet jis buvo visiškai paguldytas, kaip sakytume, ant menčių, ir nieks netikėjo. Aš labai nuoširdžiai galiu pasakyti dabar žiūrovom, kodėl aš esu tų laikų mokslo kandidatas ar mokslo daktaras. Aš tiesiog įsigandęs vienu metu į mokslus kibau. Galvoju, jei nesusitvarkysiu čia, tai eisiu dėstyti. Bet dėkui Dievui pasisekė ir tas, ir mokslinį darbą pasidariau. Ir net aš šį praktiškai įdėgiau savo gamybiniam susivienime. Tai man negėda dėl jo, bet aš ilgokai rašiau, nes man reikėjo, paskui jau prasidėjo perestroika, kad aš paskui turėjau išmesti visas citatas. Brežnevo, būdavo mada. Tai palikom vieną Lenino ir Gorbačiovo vieną. Jokas jokų, bet tai buvo. Bet man negėda, kad aš paskui visą tą, reiškia, savo antrą dalykinę dalį disertacijos įdėgiau savo gamybiniam susivienime Neringą. Ir, iš tikrųjų, perestroikos laikais tai buvo nuostabus laikai. Aš jos prisimenu savotišką gerąją nostalgiją. Nes jeigu mes daug ką būtume iš ten persinešę į mūsų nepriklausomą Lietuvą, o nesunaikinę, tai mes šiandien žymiai geriau gyventume. Paskui jūs vėliau, nepriklausomybės metu, jau jūs buvot įstojęs į Lietuvos liberalų sąjungos narys buvot, tačiau kada sąjunga išyro arba susijungė, jūs tapot nepartiniu. Ir nepartinis iki šiol. Ne, aš nesu dabar nepartinis, dabar esu partija, yra pilietinės demokratijos partija, tokia, kaip aš sakau, biskį atvirusi, aš ją perėmiau iš Muntiano. Muntianas buvo pirmininkas, va čia jūsų kaiminystėje, bet, kaip pasakyti, jinai nepasirodė gerai Seimo rinkimuose, aš ją perėmiau tik prieš pat Seimo rinkimus, o dėl liberalų sąjūdžio, aš kaip buvau, aš politikoje buvau pradžioj,
iš tikrųjų tai aš buvau praktiškai kaip ūkinis toks visuomeninis veikėjas, mes įkūrėm pramonininkų asociaciją, dabartinę konfederaciją. Ir man teko būti prezidentu, ne pirmoju, antruoju, trumpai buvo Jasinevičius, paskui ministru nuėjo, tarp kitko Bronislavas Lubys buvo pas mane pavaduotojas, viceprezidentas, nebuvo pas mus tų ambicijų kažkokiu tai. Paskui aš jį pats įkalbėjau, kad jis perimtų, buvau aš ministru, 92 pabaiga ir 93 metai, paskui išėjau į verslą. Ir galvojau negrįžti, čia sakydavo, o jūs buvę, jūs komunistai ten buvot, ko? Aš galvoju, gerai, aš savo pasiliustraciją padariau. Ir galima buvo ją padaryti. Grįžau iš politiką 2000 metais. Bet suprantat, mane tada Eugenijus Maldeikis įkalbėjo, atsako, čia gera komanda, su Paksu, sutarėm, aš asmeniškai sutikau su juo, susitarėm, ką darysim. Ir kas įvyksta, kai tik rinkimus laimi, nebedaro tai. Taigi aš sakiau, neprivatizuoti prekybos laivyno, paskui tiesiai akis. Nu kaip Algimantai, tačiau pradėta, mūsų į NATO nepriims. Taupomai banko neparduot, vėl, žinai, daug kas pamiršta. Lygiai kaip ir ten su Viljamsu, tai daugiau propagandos negu rezultatai, vis tiek Viljamsas įvyko tą afiorą. Taip kad įvyko taip, kaip įvyko, kai susiskaldė, tai man buvo pasirinkimas toks. Arba eiti pas Zuoką, nu žinot, kas yra Zuokas, visa Lietuva žino, nors jis kaip sako, jį nuteisė buvo už gerus darbus. Tai už tai nebuvo su kuo eiti. O kodėl aš nuėjau į pilietininkus? Nu norėjausi kažką daryti ir vad gavosi irgi likimas. Aš gavau komitetą, pasiekmės to komiteto, tai visų pirma ir praradimas vietos Seime, bet aš galvoju, kad aš padariau irgi lemiamą, lemtingą dalyką su tuo tyrimu, apie tai gal truputį bus laiko pakalbėsime. Dėl komiteto. Sakykit, jūs turit brolį Vytautą, populiarus labai žurnalistas, kuris vedė labai įdomias laidas, dabar jo nesimato laidose. Taip, jisai rašo straipsnius laikraščiuose, ten žurnalistų dirba sėkmingai, viskas tvarkoja, bet kodėl toks talentingas žurnalistas negali dirbti televizijoje, kodėl jo dabar mes nematome? Man labai skaudu, kad taip yra, už tai, kad iš tikrųjų tai jam praktiškai čia nėra paslapties, jam kerštavo Viktoras Uspaskichas ir paskui tas kerštas kažkaip toliau jį persekiojo ir jam vis neduodavo darbo. Aš atvirai pasakysiu, nėra čia ko slėpti, aš labai pas daug ką prašydavau, kad duotų. Paskui vienu metu buvom sutarę, Baltijos televizijoje buvo priėmę, bet vėl padirbo, jis viskai pradėjo kabinėtis, jam irgi nervai neišlaikė. Ir va taip gavosi, kad dabar va kažkiek rašinėja, dar ten bendradarbiauja, bet iš tikrųjų yra skaudu. Tarp kitko, ne vien Vytauto situacija panašiai. Yra daug Lietuvoje žmonių, kurie yra talentingi ir jų nepanaudoja. Ir būsiu valstybės tarnautojų, ir būsiu galvoje tų pačių politikų. Juk žmogus vis tiek, koks bebūtų ir blogas Seimo narys, bet jis ten pasisuka, jis kažką išmoksta. Jis kažką išmoksta. Ir mes valstybėje per daug mėtomis tokiais žmonėmis, juos reikėtų panaudoti. Nes tai yra mūsų turtas. Kas yra Lietuvos turtas? Žmonės. O tam mes pamirštam dažnai. Jūs pakankamai sėkmingas verslininkas, bet jūs vis tiek einat į politiką. Kodėl jūs taip traukia į politiką? Kodėl jūs nenorite ramiai užsiimti savo verslų, savo darbais? Sąlyginai sėkmingas, aš įklimpęs kaip reikiant, kreditų yra ir dabar aš jau kaunu su Matulevičiumi, sakau, šiaudiniai milijonieriai. Iš tikrųjų, nežinia, ko baigsi, žinai, nebankrutuosim, bet situacija žiauri, jeigu ta krizė toliau tęsis, tai čia niek neišlaikysim ir kiti neišlaikys. Už tai, kad suprantat, vok tikrai nemokėjau. Nu, aš nereikia prieš nieką ir teisintis, kadangi jeigu aš ką nors būčiau padaręs, tai mano kabutėse draugai tiek mane ten išniukštinėje yra, kad visi žinotų, bet kad Matulevičius kažką prisidirbo. O šitą ir tai bandė sakyti, kad aš kažką prisidirbau. Bet esmė yra kita, aš žinokit, dušio nesu verslininkas. Aš nemoku, mano žmona geriau moka dėrėtis, nors jinai komunitarė yra, dar ir knygų leidybą užsiima, bet aš nemoku turgų dėrėtis, nes mane 12 metų mamytė siųsdavo į turgų Kalvarijų Vilniuje. Ir man būdavo gėda pardavinėti pienuką ir pardavinėti agurkus, nes pinigų trūko. Ir aš va tą vidinį jausmą išsinešiau. Aš kodėl iš kaimo variau tais laikais? Aš žinojau, kad labai sunku daržus ravėti, tai aš išmokau anksti arti, žinai, anksti malkas ten daryti tokius rimtesnius darbus. Ir bėgau iš ten grynai per mokslus. Ir aš kartais pasakysiu, labai nuoširdžiai žmonėms pasakysiu, aš kartais pagalvoju, jeigu būtų kita sistema, aš neturiu nostalgijos anais Sandrai, tik jaunystėje turiu, bet aš kitoj sistemai prie mano situacijos, kai tėvas ir mirė ir panašiai, aš būčiau nieko nepasiekęs, aš per mokslą viską pasiekiau. A dabar palauk, dabar vien mokslo neužtenka, dabar reikia, kad tėvai dar pinigų tau sukrautų. Tai va čia yra problema didžiausia. Ir aš žinokit, man nepatinka tas mūsų dabartinis verslas, jisai yra lupikaujantis verslas. Jeigu tu būsi doras, tu nieko nepadarysi, tu subankrutuosi. Mes esam su žmona dar kitą bandėm, mes turėjom didžiulę diskoteką Vilniuje. Aš toks kaip gaunasi, tokias naujovės, mes didžiausia buvo diskoteka, keli šimtai vietų, vien sėdinčių vietų, viską neblogai ėjo. Pasirodo, mes durniai kovojom su narkotikais, ten pasirodo reikia įsprekiauti. Aš čia žinoma šaržuoju, bet iš tikrųjų taip yra. Man atvažiavo kolego amerikiečiai, sako, tu ką, į mafijos verslą įlindai?
O ten tiesiog reikėjo panaudoti didelį pastatą ir galvojom, ką daryti. Man atrodė, kad 96 metai jau parduotuvių tiek, kad pasirodo, dar jūs tik parduotuvės statytinės stadijas. Ne viskas yra. Man dušioje, žinokit, atvirai kalbant, aš daugiau linkęs prie tokių organizacinių ir tokių stambesnių projektų. Ne vien būtinai politika ar kas, o politika, tai yra valstybės valdymas, kol mūsų valstybė yra negerai, aš ir dabar, žinokit, nelabai noriu verštis. Šiau ten buvau, jau žinau, kaip ten yra sunku, jeigu tu nevoksi, tai baltą vardą beveik pasijunti, žinai, ir su grupuotėm nesi susijęs. Nes tada pradeda kreivai žiūrėti, tavim pradeda nepasitikėti, nes tendencija šiandien daugiau tų veikėjų yra negu tų padoresnių, o dalis yra iš tikrųjų bailiukai, tokie statistai. Jie žiūro, kur vėjas papus, kad jo neišmestų. Tai iš tikrųjų nėra lengva normaliam žmogui, bet iš kitos pusės, žinot, kaip anksčiau sakydavo, kad nebūtų gėda už beveltui praleistus metus. Nu tai va, dėl to jūs įkūrėt Tautos ateities forumą. Būtent. Jau visuomeninė organizacija. Aš dabar apsistosiu ties tų punktų, kurie, pagrindiniai punktai, aš visų nevardinsiu, bet pasakysiu. Jūs norėtumėt, kad būtų išvardinti ir paviešintos pavardės dėl šalies nuskurdinimo ir apvogimo, turi būti įvardinti ir nubausti žmonės, kurie tai padarė. Nu, dalykai jūsų ir padarėte, aš mačiau jūsų... Jo, tautos naikinimo pasmerkimo aktas dabar yra. Taip, aš mačiau, ten pavardės yra nurodytos tų žmonių. Taip, jūs skaitot, kad šalies ekonomika turi būti kuriama ne tik privačios, bet ir valstybinės bei kooperatinės nuosavybės, kadangi viską dabar privatizavo ir jūs skaitot, kad monopolijos turinčios įmonės turėtų būti... Tai natūralios monopolijos. Taip, jos turėtų būti valstybė priklausyti. Jūs skaitot, kad turi būti pakeista savivaldybių ir Seimo rinkimų sistema, atsisakant partinių sąrašų ir perinant prie vienmandatinių rinkimų. Taip. Valstybės valdymas turi būti pertvarkomas taip, kad jis būtų pirmiausias orientuotas į žmonių problemas, o dabar jisai orientuotas į ponus. Į ponus. Dar kitko šitą vietą aš pirmiaus vadimai pasakysiu. Mes vieną dalyką visuomet pamirštam Lietuvoje ir tarp kitko specialiai tai yra pamirštama ir nedaroma, kai kas nesusimastom. Demokratiją mes verčiam dažnai kaip liaudis, rusiškai narodžinai ir panašiai. Iš tikrųjų, demos, kai aš susimaišiau, juk gimė šitą demokratiją tipo tas modelis antikos laikais. Kas tada buvo demos? Ne liaudis, o piliečiai. O antikoje piliečiai kas buvo? Vyrai, kurie buvo nebėdni. O vergai, jie nebuvo piliečiai ir moterys nebuvo piliečiai, jų buvo dauguma. Reiškia, iš tikrųjų, demos reikėtų sakyti ponų valdžia. Tada viskas atitinka. Nu, aš tai iš tavo 300... Čia žinoma teorinis dalykas, bet labai esminis. Bet dabar jūs skaito radikalų, jūsų oponentai, galbūt ir jūsų draugai. Kaip jūs su šito, jūs sutinkat su tokiu? Ne, žinot, pas mus labai mėgsta. O populistas, Kirkilas labai mėgsta šitą žodį, pats didžiausias, ne tai kad populistas, demagogas. Nors kažkada irgi sakoma, kad matai, semantika toks dalykas, kad demagogas nebuvo blogas žodis, tai buvo, kaip tribūnas ar panašiai, žinai, bet dabar daugiau į demagogą žiūrim, kad jis, mala ir mala. O šitą šiaip nepasakiau, atsiprašau, paskui jums pipt reikėtų daryti. O šitas, kas liečia radikalizmą, aš noriu pasakyti taip, aš radikalas gerąją prasme, prieš niekšus ir prieš vagis. Tai ta prasme aš radikalas. Bet jie tegu man nekabina tų dalykų, nes jie neturi jokios moralinės teisės kabinti. Nes kas mėgsta kabinti? Arba tie prasidavę žurnalistai, kurie tarnauja tiem veikėjam, kurie iš tikrųjų neišlenda iš teisėsaugos akiračio, tik tiek, kad jie yra mūsų teisėsauga be dantų, tai todėl jie dar čia landžia po televizijas vietoj Lukiškių. O tada galėtų ten sėdėti, reikėtų ten pastatyti telekamerą, tegu ten jie sėdė, žinai. Tai būtų vis kažkaip per pusę. Žinotume, tiesiog transliuojam iš tikros gyvenamos vietos to veikėjų. Jokas jokų, bet taip yra, žinau. O gerai, su jūsų to programa jokia partija jūsų nekvietė susijungti, tarkim, su kita partija. Ar buvo tokių pasiūlymų? Mes daugiau kalbame su mažesnėm partijom ir ką aš noriu tik pasakyti, mes Tautos ties forumas iš tikrųjų yra visuomeninis judėjimas ir jis išliks toksai ir jis nebus sunaikintas. Šalia jo bus atgaivinta, teisingai tik kitų visiškai pavadinimų, bet paimant šitą programą Tautos ties forumo, tai buvusi Pilietinės demokratijos partija, mes matomai gruodžio mėnesį tą padarysime ir pakeisim pavadinimą. Tai arba bus tai Tautos ties partija, arba bus tai, žodis tautos vis tiek bus, ar Tautos vienybės partija, ar vieninga tauta, ar kažkas tokio. Renkam.
Bet vis tiek mes idėją tokią sugalvojom, forumas turi būti masiškesnis, kas nenori, tegul nebūna partijų, nes ne visi nori lysti tenai, bet kodėl ta partija reikalinga? Jinai tiesiog reikalinga ne todėl, kad aš jos noriu, tiesiog sistema mums primesta tokia, suprantat? O jeigu tik tai tos nebūtų sistemos, tai mes norime atitaisyti dalinai, ką buvo ir Sąjūdis, kada Sąjūdis viskas sugužėjo aukščiausią tarybą ir blogai baigėsi. Sąjūdis turėjo išlikti, turi būti pasirūpinta, kad rimtas lyderis likęs būtų Sąjūdyje, arba, tegu buvęs tik eilinių deputatų aukščiausios taryboje, bet likęs solidžiai. Ta organizacija turi du dalykus daryti. Ir kontroliuoti savo, kad ir draugus, bet draugiškai sakyti, Jonai, Petrai, jūs jau nunešė į tą pusę. Ir antra vertus, net informaciją maitinti, tą gyvą informaciją maitinti. To reikia visuomeniai. Žinoma, žiūrint, kokį tikslą į valdžią. Aš pasakysiu labai principingai, gali tikėti, gali ne žmonės. Aš tikrai ir mano kolegos, ir aš neleisiu, tarp kitko, kadangi ir savo vardą ir garbę dedu, pasakiau aš savo kolego, eisit į valdžią, bet ne tam, kad tą valdžią tik gauti, eisim, kad padaryti darbą. Va čia esminis dalykas, kiek galime šiandieną lysi tik prie, kaip liaudis sako, prie lovio. Ta lovė gali iš tikrųjų, jūs teisingai sakote, skalsesnis gali būti verslė ir mažiau kas mato. Kaip dabar pas jūs maždaug narių yra forume? Apie 3000. Jo, bet aš labai nuoširdžiai pasakysiu, labai nemažai jaunimo, bet tas jaunimas į gyvus susirinkimus nemėgsta vaikščiot, išaugo internautų kartą, bet jie labai nuoširdžiai dirba internete. Ir aš taip normaliai, yra skyriai užsienį, Amerikoje kūrėsi, Čikagoje, New York'e, kontaktai eina. O Jonavoje yra? Prašau, yra nedidelis skyrius, mes dar ruošiamės atvažiuoti ir stiprinti tą skyrių. Kaune labai geras skyrius, Žemaičiai labai gerai eina, žinokit, kažkaip. Gelbsi Lietuvą eilinį kartą. Dabar aš paskaitysiu vieną skaitytoją, jūsų gerbėją rašo. Jei jūs pakėlę į kovą prieš supūvusią, korumpuotą, antihumanišką tvarką, pradedate kovoti tarpusavėje, tai tie grobonys tik to ir laukia. Jei tie, į kuriuos žiūri visuomenė su viltimi, energiją išeikvoja tarpusavio kovoms, tai ką daryti mums? Turime omeny, kad jūs turėtumėt, juk tokių judėjimų kaip jūsų yra ir daugiau, ir jūs turėtumėt susiburt į vieną ir tada būtų jėga, o dabar tarpusavį ir panašių judėjimų nėra santarpos. Ne, jūs teisus, Lietuvoje veikia principas skaldyk ir valdyk, yra specialiai daroma. Ir tai yra net valstybinė politika, suprantate, juk šiandien ką čia kalbėti. Tos pačios partijos jos viena prieš kitą vaidina, kiek reikia Kubilius prieš Kirkilą, o ką? Tai kas traukdė Kubilių inicijuoti iškelti bylą per prokuratūrą Kirkilų už Leo LT, tik už tai. Juk galima buvo, taigi jis nedarys šito, kai kartu tą darė. Bet tai yra vaidyba tokia. O dabar dėl mūsų principinių ginčių ypatingų nėra, bet yra problemas kai kuriais žmonėmis, kaip pasakyti, o jis būtinai, tegu 3 jam pavaldiniai yra, jis nori būti viršininkė. Aš to komplekso neturiu, aš su daug ko bendrauju, dabar labai daug darom darbo ir važinėjom ir kalbamės. Ir mes netgi įkūrėm prie Tautos Teises forumo ekspertų tarybą, kur mes taip padarėm, kad nebūtinai būtų TAFO nariu, bet ten mokslininkai ateina, kiti ateina ir iš kitų. Ir, pavyzdžiui, profesorius Žilinskas, kuris dabar vadovauja tam gabalui atskilusiam iš buvusio Čilinsko judėjimo, Jungtinių demokratinių judėjimo, jie ten konfederaciją padarė, jis yra profesorius, bet jis mūsų ekspertų taryboje. O mes šitai pradedam bendrauti. Yra, pavyzdžiui, tas buvęs jau paskui Čilinsko dar likęs gabalas, nepartinis demokratinis judėjimas. Vienam judėjime suskyrė į 2 dalis. Ten yra Rimas Armaitis, mes su juo dabar irgi kalbamės, galvojam apie internetinį bendrą projektą. Aš tiesiog nuoširdžiai pasakysiu, ir su Venckiene bendrauju, ir su jos kolegomis, ir aš tarp kitko gal kartais ne visiems patinka, nes aš kai ką pasakau, ką žmogus matau, kad eina ne taip, bet jis gaus rezultatą. Aš nereikia dar pasakiau, nekurtų partijos nieko nebus. Akurat dabar tas viskas darosi, bet tai nereiškia, kad aš prieš pačią neringą. Ir gal tos Dievas mums pasiseks suvienyti tas padoresnės jėgas, nebūtinai po vien Matulevičiaus vėliavą. Gali būti 10-11 tų lyderių ir duok Dieve geroje kompanijoje būti ir paskutiniu, bet geroje kompanijoje. Ačiū labai, su mumis buvo Algimantas Matulevičius. Visą gerą. Iki sekančio trečiadienio.